Sveiki, mėly, reikia praktikai. Šiandieną noriu Jūs pakviesti kartu atlikti reikia praktikas. Tai pirmiausia, mes pradėsime nuo gašio meditacijos. Paskui atliksime kenijokų, biosen skanavimą ir reikia sensą sau. Pasiruoškite pirmai praktikai gašio meditacijai. Ji yra atliekama jums sėdint, kad nugara ir stuburas būtų tiesus. Meditacijos metu mes laikome savo rankas priešais krūtinę, priešais širdies čakrą ir nykščius galime nukreipti į širdies čakrą. Gali būti šiek tiek palikta ertmė tarp delnų, tam, kad jūs galėtumėte koncentruotis į ertmę tarp delnų ir į didžiuosius savo pirštus, tam, kad išlaikyti koncentraciją. Ši praktika yra viena iš svarbiausių reikia praktikų, kuri padeda pradėti stebėti savo mintis, savo jausmus, emocijas, kūno pojūčius, bet tuo pačiu nesusitapatinti su jais. Tai kviečiu pasiruošti, ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu sudėkite rankas priešais save. Su iškvėpimu užsimerkite, nukreipkite nykščius į širdies čakrą. Jūsų kvėpavimas ramus, tolygus. Pajauskite, kad su kiekvienu įkvėpimu jūs įkvepiate gyvybinę energiją, o su iškvėpimu paleidžiate visą atidirbtą energiją. Su kiekvienu įkvėpimu jūs užsipildote vis labiau gyvybinę energiją, kuri harmoningai pasiskirsto po visą jūsų sistemą, po visą jūsų kūną, po visus energetinius kanalus. O su iškvėpimu pagalvokite, kad jūs paleidžiate tai, ką norėtumėte šiandieną paleisti. Galbūt tai jau atidirbta energija, reiškia, energija harmoningai prateka. Su kiekvienu įkvėpimu jūs užsipildote, o su iškvėpimu paleidžiate, tam, kad įvyktų naujas užsipildymas. Ir šioje būsenoje pradėkite koncentruotis į savo didžiuosius pirštus, į ertmę tarp delnų ir tuo pačiu stebėkite, kokios iškyla mintis, jausmai, emocijos. Ir taip kaip iškyla, taip kaip atsirado danguje debesėlis, taip ir leiskite, kad ši mintis, jausmas ar emocija ar kažkoks pojūtis taip ir praplauktų, išnyktų danguje. Ir toliau aš nieko nekalbėsiu, tik pasakysiu dar reikia principus, po kurių mes pradėsime tolesnę meditaciją. Slaptas menas pritraukti laimę. Stebuklingas vaistas nuo visų ligų. Būtent šiandien nepyk, nesirūpink, būk dėkingas, pasišvęsk savo darbui, būk malonus kitiems žmonėms.
Slaptas menas pritraukti laimę. Stebuklingas vaistas nuo visų ligų. Būtent šiandien nepyk, nesirūpink, būk dėkingas, pasišvęsk savo darbui, būk malonus kitiems žmonėms. Slaptas menas pritraukti laimę. Stebuklingas vaistas nuo visų ligų. Būtent šiandien nepyk, nesirūpink, būk dėkingas, pasišvęsk savo darbui, būk malonus kitiems žmonėms. Ir šioje būsenoje tęskime kartu meditaciją tyloje. Ir kai meditacija baigsis, aš jums duosiu ženklą.
Su iškvėpimu atpalaiduokite savo rankas. Sugrįžkite į čia ir dabar momentą. Ir Usui sensei šią techniką vadino pirmąją reiki koloną ir praktikuodavo ją 2 kartus per dieną. Reiškia, jūs galite pasirinkti, kaip jums patogiau atlikti šią praktiką, ar ryte, ar vakare, ar irgi 2 kartus per dieną. Ją galima daryti, tarkim, 5, 7, 10, 15 minučių tiek, kiek jūs turite laiko. Ir mokiniai sako, kad pastebėjo, kad atliekant reiki gašio meditaciją prieš seansus savo, žymiai geriau jaučia energiją ir pojūčius delnuose. Ir sekanti mūsų praktika bus kenjoku, tai yra sausas prausimasis. Ir kenjoku dėka mes galime energetiškai išsivalyti. Japonijos šventyklose dažniausiai prieš įeinant į jas teka vanduo, kur žmogus nusiplauna rankas. Ir lygiai taip pat įeinant į tokią jau subtilesnę erdvę mums reikia pasiruošti atitinkamai ir atlikti šią japoniško reiki praktiką, kuri vadinasi kenjoku. Kaip ji yra atliekama. Iš pradžių parodau lėtai, o paskui galėsime kartu padaryti greičiau. Uždėkite ranką ant kairiojo peties ir nubraukite link dešinio klubo. Tai bus 1. Antras, tai yra uždėkite savo kairėją ranką ant dešiniojo peties ir nubraukite link kairiojo klubo. Tai bus 2. 3. Uždėkite vėl savo dešinę ranką ant kairio peties ir nubraukite link dešiniojo klubo. 3. Toliau paimkite dešinę ranką ir nuo peties per visą ranką, apkabinus iš apačios, bus 1. Aš primenu, rodau lėtai, paskui mes padarysime viską greičiau. Su kairė ranka nuo dešinio peties per visą ranką 2. Ir 3, vėl taip pat per visą ranką. Kaip atrodo greičiau? Pabandom kartu. Tai bus 1, 2, 3 ir 1, 2, 3. Taip pat šią praktiką galima atlikti keliais variantais, kai jūs braukiate ne per visą ranką, o tik tai, pavyzdžiui, per plaštaką. Tada apkabiname plaštaką iš abiejų pusių ir lyg nubraukiame, pavadinkime tą galbūt neigiamą energiją. Ir toliau šią praktiką taip pat galima naudoti, jeigu jūs atlikę seansą pajautėte, kad galbūt perėmėte kliento neigiamas, tarkim, emocijas, mintis ar energijas. Ir pabaigus seansą, padėkojus reikia, galima irgi atlikti kenjoko, kuris padėtų nutraukti tarpusavio energetinius ryšius ir išsivalyti. Taip, sekanti praktika, kurią mes galime praktikuoti savo, kaip prieš atliekant reiki seansą, tai biosen skenavimas. Tai šiame video noriu pademonstruoti, kaip jisai yra atliekamas būtent savo, o paskui jau atliksime kartu reiki seansą. Ir biosen skanavimą jūs galite atlikti kartais prieš praktikas, tai nėra būtina visada atlikti. Ir tiesiog noriu pademonstruoti, kad jūs galėtumėte tuo pačiu ir pasipraktikuoti, tuo labiau išjaučiant reiki energiją. Ir būtent reiki meistras William Lee Rendas sakė, kad šią techniką atrado 1990 metais ir jis meditavo į tai, kaip Usui sensei praktikuodavo reiki. Ir tada pajuto,
kad norint atrasti, kur žmogui reikalinga, reikia skenuoti kūną su delnu. Nors ankstesniuose reiki mokymuose apie tai neteko girdėti. Ir jau 1999 metais iš Aržavo Peterio sužinojome, kad Usui Sensei naudojo beveik tokį pat BSN skanavimo metodą, apie kurį jisai jau nujautė iš anksčiau. Tai žodis BSN išvertus iš japonų kalbos reiškia ligos liniją. Šis metodas padeda atrasti ir gydyti tas vietas, kurioms reikalinga reikia. Ir jūs pajausite, kad kiekvieną kartą, skanuojant save, jūs vis labiau galite įsiklausyti į pojūčius, kurie japonų kalboje dar vadinami hibiki. Kokie tai gali būti pojūčiai? Tai gali būti karštis, labai stiprus karštis, dilgčiojimas, virpesiai, taip pat ir skausmas. Taip, kaip atlikti BSN skenavimą savo? Tai pirmiausia, mums reiktų pakelti rankas prie kaktos, kad nykštys remtųsi į kaktą. Ir paprašyti reiki energijos, kad ji parodytų ar padėtų pajausti, kuriuose vietose yra energetiniai pažeidimai. Pajausti energiją savo kūne, savo auroje. Ir tada pakeliame rankas virš galvos, pajaučiame, kokia yra energija šioje vietoje. Tai yra 7 čakra, karūna čakra. Ir galima laikyti maždaug 7 ar 10 cm virš kūno ir braukti žemyn. Ir tiesiog įsiklausyti į pojūčius delnuose, kur galbūt kažkas kliūna kažkurioje vietoje. Pajaučiam ir to pačiu iš karto siunčiame reiki energiją, kad išlyginti energetinius srautus, išvalyti aurą, nes žinome, kad pirmiausia neigiama informacinė energija kaupiasi žmogaus auroje. Ir galite pajausti, braukdami žemyn, per savo kojas iki galo. Kažkur tai galbūt buvo kitokių pojūčių. Pabandome dar kartelį, pakeliame rankas virš galvos. Padarysime tai 3 kartus. Įkvėpkite ir su iškvėpimu pradėkite. Pat pajauskite, kokie pojūčiai delnuose ties galva, ties akimis, galite šiek tiek arčiau. Leidžiame žemyn. Kažkur galbūt šiluma, ar karštis, ar kažkokie dilgčiojimai. Tuo pačiu siunčiame reiki energiją. Ir kojomis žemyn. Ir pabandom 3 kartą. Kiekvienas darykite tai savo individualiu tempu, galbūt norėsis šiek tiek lėčiau, ar, jeigu greičiau, tai klausimas, ar spėsite viską išjausti. Man, pavyzdžiui, patogus yra šis tempas. Ir jau 3 kartą jau visai kitaip jaučiasi. Kažkur jeigu ir kliūdavo, tam tikrose vietose jau atrodo, kad išsivalė ar energija pratekėjo. Jau taip maloniai nusibraukia.
Labai gerai. Ir kiekvieną kartą praktikuojant, jūs pajausite, kad tie pojūčiai vis labiau atsiskleidžia. Neskubėkite, atsipalaiduokite, leiskite savo pajausti. Ir iš pradžių galbūt nieko nejausite, bet laikui bėgant tie pojūčiai tikrai atsiskleis. Ir iki pirmoje pakopoje mes mokomės pajausti energiją tarp delnų. Yra toks labai nuostabus pratimas, tai yra, kai mes suformuojame energetinį kamuolį tarp delnų. Vat pabandykite ir šiek tiek spiruliuojame. Spiruliuojame ir jaučiame, ne, kad kažkas susiformavo tarp delnų. Tai yra energetinis kamuoliukas, kurį mes galime visai vartyti, pasukti. Ir jau keičiasi pojūčiai. Atliekant šį pratimą minutę ar 2 minutės per dieną, jūs pajausite, kaip jūsų pojūčiai dar greičiau pradeda vystytis, tai yra atsiskleisti. Ir kiekvienoje reikia pakopoje jie atsiskleidžia vis stipriau. Netgi būna taip, kad ir reikia pirmoje jau pakopoje sustiprėja intuicija. Ir žmogus pradeda aiškiau matyti, kaip yra iš tikrųjų. Tai yra, mato vieną, o iš tikrųjų žino, kad viskas yra kitaip. Arba intuityviai pajaučia, kad, galbūt čia šiandien geriau taip pasielgti, ar ten nueiti, ar su kažkuo tai labiau pabendrauti. Gali būti atsiskleisti ir, aiškiaregystė, ar ne, kažkoksai tai matymas, kai žmogus mato daugiau nei žmogus fizinėmis akimis. Taip, labai gerai. Ir dabar jau perėsime prie reiki seanso sau. Tai šiandieną mes atliksime Holy Fire 3 reiki seansą. Tai yra jau susijungsime su šventosios ugnies reiki energija. Tai šis seansas bus dar stipresnis, nei mes praktikuodavome anksčiau. Tai kviečiu jūs pasiruošti. Ir prieš atliekant seansą mes visada sudedame rankas priešais save ir pagalvokite, kad jūsų sąmonė pradeda kilti aukštyn, aukštyn, aukštyn ir susilieja su dieviška sąmonė aspektu rei. Ir jums užtenka tik tai pagalvoti ir procesas vyksta. Šioje būsenoje galite išsakyti savo asmeninę maldą ar prašymą. Ir mes jau galime nusipiešti Holy Fire, šventosios ugnies simbolius ant savo delnų. Ištarti mantras viduje 3 kartus. Ir galime 3 kartus suploti, taip aktyvuojant delnų čakras. Ir pati pirmoji pozicija tai yra akys. Jūsų delnai kaip laivelis, pirštai suglausti. Galima laikyti švelniai prisilietus prie kaktos, kad delnai būtų maždaug ties akių zona. Arba galima laikyti per atstumą. Pastebėkite, kaip jūs geriau jaučiate. Ir pagalvokite, kad reikia energija teka tiesiai iš aukščiausio visatos taško,
prisiliečia prie jūsų auros, užpildo ją, prisiliečia prie karūną čakros. Tai yra 7 čakra. Energija užpildo jūsų galvą, leidžiasi žemyn iki širdies čakros. Ir per jūsų rankas, kaip per širdies čakros pratesimą, energija spinduliuojasi ir užpildo jūsų akis. Pajauskite pojūčius delnuose. Galbūt jie ne iš karto atsiskleis, galbūt šiek tiek vėliau. Stebėkite, ką jaučiate, ar šilumą, ar šaltį, ar karštį, ar dilgčiojimą, ar energijos bangavimą. Energija maloniai užpildo jūsų akis, kraujagyslės, akies dugną, nuima įtampas. Taip pat išvalo nuo visų neigiamų informacinių energijų. Tai yra tas energijas, kurias jūs gavote per šį kanalą. Pastiprina jūsų regėjimą. Ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu po vieną ranką perkelkite ant smilkinių. Ir pajauskite, kokia yra energija šioje kūno vietoje. Jeigu jūs turite galvos skausmų ar migreną, labai puikiai padeda ši pozicija, kai mes laikome rankas ir siunčiame savo reikia energiją. Reikia energija taip pat padeda subalansuoti kairiojo ir dešiniojo pusrutulio darbus. Kvėpavimas ramus, tolygus. Kiekvienoje pozicijoje jūs galite nuspręsti, kiek jums reikia laiko. Galbūt tai bus minutė, galbūt tai bus kelios minutės, kai jūs jau individualiai savo atliksite seansą. Kažkurioje vietoje galbūt ilgiau laikysite, kitoje šiek tiek trumpiau. Ir stebime, kokie yra pojūčiai, stebime, kaip veikia reikia energija. Ir įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant ausų, audialinis kanalas. Ir čia reikia energija, užpildo jūsų ausis, irgi išvalo nuo visos neigiamos informacinės energijos, kurias gavote per šį kanalą. Taip pat aktyvuoja biologiškai aktyvius taškus jūsų ausyse.
Stenkitės vis labiau ir labiau atsipalaiduoti tiek, kiek įmanoma, kad jūsų kūnas jaustųsi komfortiškai. Jeigu sunku laikyti rankas, jūs galite pakelti kelius į viršų ir padėti savo alkūnes ant kelio ar ant stalo. Bet jeigu atliksite seansą individualiai, jūs galite ir tai daryti pusiau atsigulus ar gulint. Įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant savo pakaušio. Tai yra vartai į mūsų psichiką. Pajauskite, kaip maloniai energija teka ir užpildo jūsų galvą. Nuima visas įtampas, pagerina smegenų kraujotaką. Galva tampa šviesesnė, mintys ramesnės. Galima sakyti, kad net ir protas pradeda visai kitaip mąstyti. Žmogus tampa ramesnis, labiau subalansuotas. Įkvėpkite ir su iškvėpimu uždėkite rankas ant viršugalvio. 7 čakra, sahasrara, ryšys su visata. Reiki energija dar labiau aktyvuoja šį centrą, per kurį mes jungiamės prie visatos gyvybinės energijos. Ir ši energija pasiekia mus, susijungia su mūsų ki, tai yra su mūsų individualia gyvybinė energija. Ir tada įvyksta pokytis. Pajauskite, kaip jūsų reikia, kanalas dar labiau sustiprėja ir jūs galite priimti dar daugiau reikia šviesos energijos į savo sistemą. Reikia energija užpildo smegenų žievę, užpildo kankorėžinę liauką, jūsų hipofizę, pastiprina jas. Energija teko toliau žemyn, laisvai per visą jūsų stuburą, per visą centrinį energetinį kanalą, išvalydama jame esančius energetinius blokus. Įkvėpkite ir perkelkite rankas ant savo kaklo ir čia mes pilnai neprisiliečiame, bet paliekame šiek tiek erdvės, kad neprispaustume. Ir pajauskite, kaip jaučiasi jūsų 5 čakra, kaip jaučiasi jūsų skydliaukė, ryklės tonzilės,
Ar kartais tai būna, kad kažkas liktais energetiškai užstringa šioje vietoje. Tai dažniausiai pasireiškia dėl to, kad jūs linkę labiau viską sugerti į save. Tai yra nuryti žodžius, tai neišsakyti žodžių, bet užspausti savo viduje. Arba gali būti ir taip, kad užspaudžiate kūrybinę energiją, neišreiškiate pilnai savęs, tai šioje vietoje irgi galima jausti, kad yra dilgčiojimai ar kažkokie tai energetiniai blokai. Pajauskite, kaip reikia energija, valo šį centrą, užpildo reikia šviesa, jūsų skydliaukę, ryklės tonsilės, kaklo slankstelius. Šią poziciją mes galime daryti keliais būdais. Tai yra, kai viena ranka iš priekio, iš nugaros, arba taip kaip aš. Tai yra dvi rankos priešais save, paliekant šiek tiek erdvės ir jaučiant, kaip maloniai šiluma teka ir užpildo, balansuoja. Ir atliekant reiki seansus labiausiai galima pajausti blokus, tai yra šioje vietoje ir širdies čakroje. Ir stebėkite, kaip pojūčiai keičiasi kiekvienoje kūno zonoje. Ir kokie tai yra virpesiai. Kažkur tai labiau pajausite šilumą, karštį. Kai kur energija tiesiog ramiai tekės. Galbūt taip ramiai, subtiliai, neapčiuopiamai, o kitur gali būti labai stipriai. Įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant savo pečių. Pajauskite, kaip jūs maloniai save apkabinate. Ir tai yra vienintelė pozicija, kai mes kryžiuojame rankas. Šioje pozicijoje jūs galite pajausti, kad jūs galite pilnai save priimti, tokie, kokie esate. Su visais, pavadinkime, trūkumais ir, aišku, privalumais. Pajauskite, kad jūs save užpildote besąlyginę meilę. Reikia energija užpildo jūsų pečius, kaklo juostą, atpalaiduoja nuo įtampų susikaupusių jūsų pečiuose. Ir kuo labiau praktikuosite reiki seansus sau ir meditacijas, tuo labiau galėsite pajausti tekančią reiki energiją. Įkvėpkite ir su iškvėpimu uždėkite savo rankas ant širdies čakros. Pajauskite savo širdies erdvę. Kaip ji jaučiasi šiandieną. Sutelkite savo dėmesį. Ir pajauskite, kaip reikia šviesos meilės energija užpildo visą jūsų širdies plotą, visus širdies čakros kampelius. Energija valo, transformuoja, gydo, atstato. Energija užpildo jūsų
plaučius, bronchus. Užpildo jūsų čiabreliaukę, kuri yra atsakinga už imuninę sistemą. Užpildo krūtininius slankstelius. Ir transformuoja, valo, gydo, padeda paleisti vidinės nuoskaudas, širdakaužius, liūdesį, apatiją. Įsileiskite į savo širdį šviesą, meilę ir pajauskite, kaip jūs įgaunate naują impulsą. Įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant kairiojo šono, širdis, kasa. Ir pajauskite, kaip gyvena jūsų širdis ir kasa. Pojūčiai rankose gali skirtis. Seanso metu taip pat gali būti ir paaštrėjimas. Tai yra pasireikšti tam tikri paaštrėjimo procesai. Galbūt jūs laikysite rankas vienoje vietoje, o pasijaus kūno spaudimas ar dilgčiojimas ar skausmas visai kitoje kūno vietoje. Tai reiškia, procesai yra susiję. Energija teka tiek lokaliai į tas vietas, prie kurių jūs prisiliečiate. Bet tuo pačiu energija pasiskirsto harmoningai ten, kur labiausiai reikia. Jeigu proceso metu pajausite stiprų skausmą ar dilgčiojimą ir bus nemalonu toje pozicijoje būti, jūs galite eiti prie sekančios pozicijos. Per tą laikotarpį ankstesnė problema, jinai pradės jau valytis ir sugrįžus po kažkurio laiko į tą pačią poziciją, jūs pajausite, kad jau žymiai yra lengviau toje vietoje. Įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant dešiniojo šono. Kepenys ir tulžies pūslė. Pajauskite, kaip jaučiasi jūsų kepenys, kurios atlieka stiprų organizmo valymo darbą. Kaip jaučiasi jūsų tulžies pūslė. Pajauskite, kaip reikia energija maloniai užpildo šias kūno vietas ir energetiškai valo, transformuoja, gydo, atstato, padeda atstatyti sveiko organo dažnį. Kiekvienas organas gali būti normalioje, sveikoje būsenoje. Gali būti hipofunkcijoje, jeigu organai yra išsekę, pavargę, apkrauti tam tikrais toksinais. Ir taip pat gali būti hiperfunkcijoje. Reikia energija, padeda išsivalyti tiek, kiek jūsų organizmas šiuo metu gali. Todėl reikia seanso metu, kai jūs atliekate, dažniau rekomenduoju gerti daugiau vandens. Įkvėpkite ir su iškvėpimu perkelkite rankas ant
Saulės rezginio. Ir pajauskite šią kūno vietą. Pajauskite, kaip reikia energija užpildo jūsų saulės rezginį, tai yra trečiąją čakrą, užpildo jūsų skrandį, nuima įtampas šioje kūno vietoje. Dažniausiai čia kaupiasi ir stresas, kuris pavirsta vėliau į depresiją. Pajauskite, kad ši kūno vieta vis labiau ir labiau atsipalaiduoja ir užsipildo šviesa. Energija harmoningai pasiskirsto po visą šią kūno vietą, padeda jums giliau atsipalaiduoti, nuima įtampas, pastiprina centrinę nervų sistemą. Pajauskite, kaip ši energija padeda jums pagerinti jūsų virškinimą. Labai dažnai pradeda intensyviau veikti skrandis ar žarnynas. Įkvėpkite ir ramiai nuleiskite rankas ant pilvo. Apačios 2 pirštai žemiau bambos randasi jūsų antroji čakra. Ir šioje pozicijoje mes užpildome reikia energiją, savo šlapimo pūslę, lytinius organus, žarnyną. Pastebėkite, ką jaučiate prisilietę prie šios kūno vietos, kokią energiją spinduliuoja. Ir jeigu pajausite ar dilgčiojimus, ar šaltį, pagalvokite, kad reikia energija teka per jūsų delnus, tiesiai į tą vietą ir užpildo reikia šviesa, viską išvalo tiek, kiek jūs esate dabar pasiruošę. Išvalo, transformuoja, gydo, atstato. Tuo pačiu energija skverbiasi vis gilyn, gilyn, net pasiekia jūsų juosmeninius slankstelius. Įkvėpkite ir su iškvėpimu uždėkite rankas, vadinamą V poziciją ant kirkšnų, ten, kur yra jūsų kirkšnis, V forma. Uždėkite ir palaikykite savo rankas, pajausdami energiją. Išlaikome dėmesį į procesą, kuriame mes esame. Jūsų kūnas atsipalaidavęs, reikia energiją, toliau harmoningai užpildo visą jūsų kūną. Ir kaip ir jūs pastebėjote, mes leidžiamės visada iš viršaus žemyn, nes reikia energija teka iš visatos, tai yra iš viršaus žemyn. Tiek dirbant iš priekinės kūno pusės, tiek ir iš nugarinės. Ir mes vis artėjame prie žemės, prie žemesnių čakrų.
Jauskite, kaip energija jau po truputėlį pradeda tekėti ir jūsų kojomis. Įkvėpkite, su iškvėpimu uždėkite rankas ten, kur yra vidinė šlaunų pusė arčiau kelių. Ir reiki pirmoje pakopoje mes mokomės daryti reiki seansą savo pagal pozicijas, bet taip pat yra ir intuityvus reiki. Kai mes pagal tam tikrą užduotį ar užklausą prašome, kad reikia mums parodytų, o kur reiktų siųsti energiją. Tai yra prie kurios kūno vietos prisiliesti, kiek laiko toje pozicijoje būti. Tai jau bus aukštesnis reikia praktiko laiptelis. O dabar, tam, kad mūsų protas suprastų, ką mes darome, mes praktikuojame reiki pagal pozicijas, nes taip yra patogiau, jau dabar tikrai nieko nepraleisime. Ir sekanti pozicija tai yra keliai, jau leidžiamės vis žemiau. Ir uždėkite taip rankas, kad jums būtų patogu laikyti ant kelių. Ir čia dažniausiai gyvena įvairios baimės, nepasitikėjimas. Pajauskite, ar jūsų keliai yra šilti ar šalti. Pajauskite, kokia energija, ar kažkokie dilgčiojimai yra, ar spaudimai. Reikia energija užpildo sąnarius, pastiprina juos. Kojos darosi sveikesnės ir stipresnės. Reikia energiją galima įsivaizduoti kaip vandenį, kuris teka iš aukščiausio visatos taško ir užpildo visą aurą. Užpildo jūsų viršugalvį, jūsų širdies čakrą ir per jūsų rankas prisilietimas tampa gydančiu. Leiskite sau būti pozicijose tiek, kiek jums reikia būti, kai jau darysite individualiai reiki seansą sau. Ir sekanti pozicija, tai gali būti, kai jūs iš karto uždedate rankas ant čiurnų arba paimate vieną koją ir, tarkim, apglėbėte ją. Vat man bus taip šiek tiek patogiau. Vieną ranką uždedu ant čiurnos, kitą ant achilo. Ir jau paskui pakeisiu kojas vietomis. Pradėjau nuo kairės. Ir pajaučiau, kaip reikia energija vis labiau ir labiau užpildo valo kanalus meridianus kojose. Jeigu jūs negalite pasilenkti ir pasiekti savo kojų, jūs galite tiesiog ranką laikyti ir iš toliau siųsti energiją į tą kūno vietą. Žiūrėkite, kad jums būtų patogu. Jūs galite ir sulenkti kojas per kelius, arčiau prisistumti, ar atsigulus, ar ant šono. Jūs stebėkite, kad jums būtų komfortiška ir tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs įsitempsite seanso metu, tai energija gali taip laisvai netekėti. Pajauskite, kaip reikia energija užpildo čiurną ir achilą. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų koja. Labai dažnai būna susikaupusi įtampa kojose. Ir kartais jas prisilieti prie kojų ir jos tokios sunkios labai.
Nepajauskite, kad reikia energiją atpalaiduoja. Vis giliau atpalaiduoja, nuima įtampas. Vat kas darys vakare reikia seansą, tai ir kas dirba stovimo darbą, tai pastebės, kad labai gerai atpalaiduoja reikia energiją. Ir pakeiskite kojas. Uždėkite vėl ranką vieną ant čiurnos, kitą ant achilo. Arba jeigu laikėte dvi rankas ant čiurnų, tiesiog uždėkite ant achilų. Pajauskite savo kitą koją. Pastebėkite, kaip veikia energija. Jaučiasi pulsacija dabar. Kaip energija veikia, kaip teka. Kažkur kažkokie dar vyksta procesai kūne. Energija taip pat pažadina energijos tekėjimą kanaluose meridianuose. Jeigu jums anksčiau šaldavo galūnės, praktikuojant reikia praktiką, jūs pajausite, kaip kraujotaka atsistato. Ir kas daugiau darys seansų, tai rankos pradeda labai šilti seanso metu. Bet reikia praktikoje mes galime sutikti ir tai, kad būna tokių momentų, kad būna karšta energija, atrodo, delnai dega, o būna ir taip, kad šalta, labai šalta energija. Gerai, pakeičiam kojas ir dabar bus padai. Tai jūs galite vėl taip pasidėti ranką, koją, kad būtų patogu ir pasidėti taip rankas. Galima apglėbti rankomis, uždėti vieną ranką ant pado, kitą ant viršaus ir pajausti savo pėdą, pajausti, kaip reikia energija užpildo jūsų padą. Tuo pačiu aktyvuoja ir biologiškai aktyvius taškus esančius jūsų pėdoje. Energija harmoningai kyla jūsų kojomis aukštyn, užpildo jūsų blauzdą, kelią, šlaunį, klubą, užpildo pirmąją čakrą, ten, kur yra uodegikaulis. Ir stebėkite procesą, medituokite į tai. Leiskite sau būti šiame momente. Labai gerai. Ir dabar pakeiskite kojas. Ir lygiai taip pat prisitraukite, kad jums būtų patogu, galite apglėbti arba šiek tiek per atstumą laikyti. Uždėti vieną ranką ant kojos pado, kitą iš viršaus, apglėbti, tuo pačiu pajausti, jeigu kojos buvo vėsesnės, kad pradeda jos šilti. Pajausti, koks yra skirtumas tarp kairios dešinios kojos, irgi gali būti šiek tiek kitokie pojūčiai, taip kaip ir dirbant su poriniais organais. Ir tai dažnai galima stebėti, atliekant biorezonansinį tyrimą, kai mes stebime, kad tarkim viena kūno pusė yra labiau nusilpusi nei kita. Ir taip pat ir poriniuose organuose gali būti vienas organas stipresnis, kitas labiau pasilpęs. Tai gali būti susiję ir su tuo pačiu su yin ir yang energijos išsibalansavimu jūsų organizme.
Ir dabar pajuskite, kaip reikia. Energija užpildo jūsų padą, aktyvuoja biologiškai aktyvius taškus pėdoje. Ir vat aš pastebėjau, kad dirbant su viena koja ir su kita šiek tiek skiriasi pojūčiai, tai aš juos sulyginu, suvienodinu. Pajauskite, kaip energija teka aukštyn per koją, per kanalus meridianus, užpildo blauzdą, kelią, šlaunį, klubą, pasiekia pirmąją čakrą, ten, kur yra stuburo pradžia. Labai gerai. Ir dabar perėsime prie nugarinės dalies. Ir čia mes jau uždėsime rankas tiek, kiek jūs galite sau leisti pakelti. Tai va, aš pakeliu šiek tiek virš juosmeninės dalies, va truputėlį, taip. Ir uždedu delnus. Kai jums kas nors daro seansą arba jūs darote reikia seansą, tai mes einame per visą nugarą. O dabar, kai atliekame, tai tiek, kiek mes galime pasiekti. Tai nugaroje bus dar kelios pozicijos ir mes pabaigsime reiki seansą prisilietę prie pirmosios čakros, tuo pačiu leisdami savo įsižeminti po seanso. Ir pajauskite, kaip reikia energija, maloniai užpildo jūsų inkstus. Pastebėkite, kokie yra pojūčiai šioje kūno vietoje. Kai kurie sako, kad jaučia šaltį, ar ne, tai siunčiame energiją, kad energija sušildytų, pratekėtų. Tuo pačiu energija gali ir pasklisti po visą nugarą. Galima jausti energijos bangas nugarinėje dalyje. Primenu, kad seanso metu gali būti ir paaštrėjimo procesų, kurie dažniausiai išnyksta seansui pasibaigus. Tai reiškia, galbūt kai yra sukauptas kažkokios neigiamos emocijos ar patyrimai, ir seanso metu jie lygtais iškyla į paviršių, tam, kad šviesa juos apšviestų, transformuotų. Ir todėl jūs galite jausti įvairius pojūčius savo kūne, kuriuos mes sukaupėme nuo gimimo iki dabar. Ir sekanti pozicija, per plaštaką judame žemyn. Ir jeigu jūs jaučiat, kad turite įtampą juosmeninėje dalyje, ar jums skauda nugarą, tai šioje pozicijoje jums turėtų būti jau lengviau. Nes reikia energiją gali arba sumažinti, arba pilnai nuimti įtampą ar skausmą juosmeninėje dalyje. Jeigu jūs turite probleminių vietų, tai aš siūlau ilgiau laikyti rankas tose vietose. Ilgiau siųsti reikia energiją, kuri padėtų atkurti tiek, kiek yra įmanoma sveiko organo dažnį. Tuo pačiu reikia energiją sveikatina visą kūną, jaunina, padeda atkurti harmoningą ryšį tarp organų. Įkvėpkite ir su iškvėpimu uždėkite rankas, būtų kaip V pozicija, o ne va šitaip ant kryžkaulio. Ir stenkitės, kai perkelinėjate rankas, kad vis lygtais išlaikyti kontaktą. Jeigu tai buvo, tarkim, čia, tai po vieną ranką perkeliame čia, 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 kad išlaikyti ryšį su kūnu.
Ir V pozicija, ten, kur yra jūsų kryžkaulis, prieš paskutinę poziciją. Pajauskite, kaip reikia energija, maloniai užpildo šią kūno vietą. Irgi nuima įtampas, užpildo sėdmenis, atpalaiduoja. Ir paskutinė pozicija tai bus kryžkaulis. Tai atsisėskite ant vienos rankos arba tiesiog galite pridėti prie stuburo pradžios, kitą iš viršaus galite uždėti ar per atstumą laikyti, kaip jums yra patogiau. Ir pajauskite, kaip jaučiasi jūsų pirmoji čakra. Kaip jaučiasi, ar yra energijos, kokie pojūčiai delnuose. Ši čakra yra atsakinga už jūsų kaulų ir raumenų sistemą. Energija užpildo visą jūsų kūną, pastiprina jį, suteikia jam stiprybės ir jėgos. Ir dabar pagalvokite, kad jūsų kojos turi stiprias, gilias šaknis ir jos susijungia su žemės žvaigžde. Lyg tai šios šaknys dar giliau įauga. Pajauskite, kad energija pradeda tekėti tiesiai į žemės centrą, į jūsų sistemą, užpildo jūsų kojų padus. Energija kyla aukštyn kojomis iki pirmos čakros Muladhara. Tokiu būdu mes įsižeminame, vėl pajaučiame tvirtą žemę po kojomis. Mintimis pradedame grįžti į materialų pasaulį. Kai jau pajausite, kad reiki seansas yra baigtas, sudėkite rankas priešais save. Padėkokite reiki. Padėkokite savo. Pastebėkite, kaip jūs jaučiatės, kas pasikeitė jūsų viduje. Ir pačiai pabaigai mes atliksime mini praktiką, sukursime dieviškos ugnies apsaugą. Įkvėpkite, pakelkite rankas į viršų, išskleiskite delnus į viršų. Ir pagalvokite, kad jūs aplink savo aurą apibrėžėte dievišką ugnį. Suformuojate apsaugą ir nuleiskite taip iki pėdų. Ir vėl įkvėpkite, vėl pakelkite rankas į viršų. Išskleiskite delnais į viršų ir nuleiskite per šonus, net netelpu į ekraną, suformuodami tokį kaip ugnies apvalkalą aplink save. O ugnis, jinai bala viską, transformuoja,
padeda išsaugoti mums gerą energiją. Labai paprasta praktika, kurią galima daryti bet kuriuo paros laiku, taip kaip jūs pajausite, galbūt ryte prieš išeinant į darbą ar vakare grįžus, pajausti, kaip ugnis tuo pačiu ir išvalo jūsų aurą ir sukuria tokį apsauginį lauką ir netgi galite pajausti, koks skirtumas, kaip jūs jaučiatės, būdami tokiame lauke. Ir tokia apsauga priklausomai nuo jūsų energetinės galios, gali veikti 2-3 valandas, gali veikti ir visą dieną, visą parą. Tai svarbiausia yra praktikuotis ir daryti reikia seansus sau, atlikti meditacijas ir taip padėti sau. Tai dėkoju už jūsų dėmesį, labai lauksiu jūsų pasidalijimų po šiuo video. Visiems linkiu nuostabios dienos ar vakaro.